Labas vakaras. Tikiuosi, ši mano transliacija jūs užtiko geroj nuotaikoj, klestėjime ir lengvume. Būtent tai šiuo metu aš ir transliuoju savo, aplink save ir dalinuosi dalykais, kurie padeda mums išlaikyti lengvumą visame kame. Ir šiandieną aš labai taupiau, buvau labai taupanti šitą patirtį, kurią noriu dabar pasidalinti, tačiau bevaikščiodama miške supratau, kad norėjau ją taupyti pirmadieniui, kada prasidės mano 21 dienos intensyvas žydinti alchemijai, kurią kviečiu, jeigu kam rezonuoja tos temos. Ir apie ką bus parašyta prieraše, rasite nuorodas visas. Tačiau aš šiuo metu noriu pakalbėti apie tai, ką aš taupiau, apie tą patirtį šios dienos, nes sugalvojau, kad nieko aš čia nepritaupysiu, vis tiek laikas taip greitai bėga, viskas, ką mes suvokiam, vienas suvokimas keičia kitą suvokimą. Ir mes tiesiog prarandame galimybę kažkam atiduoti savo tą patirtį vien dėl noro sutaupyti. O kada mes taupom, tai patys žinot, kas išeina, kai taupom. Kai taupom, tai yra trūkumo jausmas, todėl aš nenoriu būti trūkumo jausme ir jums nerekomenduoju būti trūkumo jausme. Taigi apie patirtį, kuri šiandien man nutiko, jeigu nebūsime atidūs stebėtojai, tai galbūt tai praplauks. Tačiau aš labai lėtai gyvenu ir pas mane viskas fiksuojasi labai stipriai. Ir šiandieninė situacija buvo tokia, kad aš dalyvauju tokiuose ilgalaikiuose mokymuose ir ten reikia mokėti sumas pinigų ir liko man keli mokėjimai ir aš šiandien nusprendžiau, kad reikia sumokėti. Ir pasižiūrėjau, kiek ten mokėti reikia. Ir žinot, iš pradžių ta suma buvo vienokia, staiga pasižiūriu, kad jinai beveik 200 eurų didesnė. Ir taip atsitiko ne todėl, kad man ten padidino tą sumą, o todėl, kad matyt pasikeitė, tai yra nelietuviškas, ne Lietuvoj reikia mokėti. Ir turbūt kažkokie tarp valstybiniai dalykai pasikeitė, kažkas pasikeitė, nežinau kas, nes praeitą kartą taip nebuvo. Ir prisidėjo lietuviškas PVM-as. Ir, žodžiu, suma išaugo. Bet čia ne apie pinigus aš noriu pasakyti. Klausykitės toliau. Jausmas man buvo toks pirmas šokas. Kodėl? Toks pasipriešinimas, kodėl, už ką, čia kažką reikia daryti, reikia aiškintis, bet tai buvo gal kokį pusę sekundės, nežinau net kiek tai laiko truko, labai trumpai, nes mes visi turim tą įprotį priešintis. Mes esam taip išauklėti, kad mumyse yra gyvas kovos genas. Ir ar jisai stipriau, ar ne taip stipriau, bet jis pas visus pasireiškia. O jeigu nepasireiškia išorėje, tai labai dažnai pasireiškia viduje. Ir vietoj to, kad kitokias būsenas naudotumėm tokiose situacijose, mums plyksteli kažkas viduje, plyksteli. Ar mes sutinkame, arba gauname kažkokią nuomonę iš kitų žmonių, arba susidurėme su situacija, kuri esą neteisinga. Iš karto viduje pasipriešinimas kyla. Atkreipkite dėmesį į tą pasipriešinimo jausmą. Ir, žodžiu, kilo man tas pasipriešinimas, čia reikia daryti, kažką reikia daryti, čia kažką aiškintis. O paskui staiga aš savo pasakiau, tai pasakysiu, kokius žodžius pasakiau, nes man jie yra kaip formulė. Aš užsirašiau juos paskui, bet man jie gavosi spontaniškai ir aš juos pasirodo paskutiniu metu gana dažnai tokiuose situacijose pasisakau savo garsiai. Aš pasakiau savo gerai, vadinasi taip yra. Ir priimu tai. Viskas. Ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad būtent šitos frazės, vadinasi taip ir yra,
priimu tai, yra kodai, yra programa, nauja programa situacijai. Ir ypač pasakyta balsu. Ir mes, kada ištariam balsu, tarsi aš, tarsi ne aš, mes pakeičiam tą situaciją, mes pakeičiam jos vibraciją, kas įvyko man iš karto. Iš karto akimirksniu, tarsi nuėmė viską. Ir aš pajutau tokį išsiplėtimą, staiga per pusę minutės situacija kardinaliai persivertė, nebeliko jokios pasąmoninės baimės, nes iš tikrųjų pasipriešinimas sukelia baimę, kad pritrūks pinigų, juk visiems taip yra, ne? Mes esam pakabinti ant to, kad mums kažko pritrūks pinigų, pritrūks meilės, pritrūks dar kažko tai. Ir tas pasipriešinimas tai yra slapta baimės forma. Ir aš staiga taip nurimau, man taip viskas kažkaip tai įvyko toksai prasiplėtimas. Ir tarsi tos senosios būsenos visiškai nebeliko. Jinai kažkur pradingo, jinai ištirpo tame prasiplėtime sąmonės. Ir čia ne apie pinigus, aš dar kartą kartoju, aš kalbu ne apie pinigus. Tai tik situacija su pinigais, bet iš esmės aš kalbu apie būsenos pakeitimą. Čia ir dabar. Kada mes pakeičiam būseną, mes pakeičiam savo scenarijų. Arba kitaip tariant, laiko liniją. Čia vėl priminsiu tuos pačius bėgius geležinkelio, kurie labai gerai iliustruoja. Mes važiavom vienais bėgiais ir mūsų būsenos pakeitimas mus perkelia ant kitų bėgių ir mes nuvažiavom kitą kryptimį. Tačiau mes galėjom važiuoti ir tą kryptimį, kur būtumėm nuvažiavę visiškai į kitokį rezultatą arba kitaip tariant į kitą realybę. Štai taip vyksta realybės kūrimas ir perkūrimas. Čia akimirkoje, kada aš suvokiu, ką aš jaučiu, suprantu, kad man tai nereikalinga ir aš tą būseną pakeičiu į kitką. Ir tų būdų, kaip pakeisti tą būseną, yra daugybė. Aš niekada nesidalinu tuo, ko niekada nesu pati patyrus ir išbandžius ant savo kailio. Aš esu eksperimentatorė. Man ateina tos praktikos tiesiog ore. Ir va taip kaip ir šitą priimu, vadinasi taip yra. Tai yra susitaikymas, priėmimas. Ir tiesiog galima užsirašyti tuos žodžius ir kartoti juos, prisiminti toj situacijai, kuris sukelia pasipriešinimą, kuris sukelia paniką, kuris sukelia norą kovoti ir kažkam kažką įrodyti. Vadinasi, taip yra. Priimu. Aš tai priimu. Ir viskas. Ir situacija pasikeis. Žinot, kodėl aš taip kalbu, kad jinai pasikeis? Dėl to, kad, kaip ir minėjau, tai, ką pasakau, visai ne apie pinigus, apie būsenų keitimą ir apie lengvumą, kuris yra mūsų jau dabarties must have, būtina turėti savybę ir gebėjimas tą savybę, ta prasme, viską versti į lengvumą. Nes tos visos sunkios emocijos tai yra arba sunkus atidirbimai, viskas yra praeities reliktai. Ir mes turime nepaprastą greitį, kuris dabar yra. Dėl ko aš taip detaliai papasakojau tai ir kaip taip per sekundę ištirpo. Anksčiau aš bandydavau taip daryti, man niekaip neišėjo. Ir tai ne todėl, kad aš pažengusi patapau kažkokia. Tai ne. Tiesiog tai yra erdvėj ir duodama kiekvienam. Absoliučiai kiekvienam. Tai reikia tiesiog suvokti tos dėsnius, kaip tai veikia. Ir mes galime pradėti kurti savo žaidimą. Mes galime savo scenarijų kurti tokį, koks mums patinka, o ne tokį, kokį siūlo instinktyvus reagavimas į situaciją. Tai va, tai iš tikrųjų būtent apie tai, kaip tai daryti su lengvumu ir yra 21 dienos projektas, kuris prasidės pirmadienį. Žydinti alchemija, vadinasi jisai lengvume.
Tai yra mano tema, kuri man dabar sklando ore. Ir aš apie nieką negaliu daugiau kalbėti ir nieko negaliu perdavinėti. Ir šitas projektas, kuris tęsis 21 dieną, tai nereiškia, kad jūs turėsite dirbti sunkiai 21 dieną. Pati intencija lengvume jau sako, kad viskas bus pačiu paprasčiausiu ir lengviausiu būdu. Aš noriu transliuoti būtent tokią informaciją. Noriu transliuoti būtent taip. Būtent iš tos naujos kokybės, kuriai mes visi esam pakviesti dabar. Ir daug bus kūrybinio proceso, daug atradimų man pačiai ir tai žavi, tai sukuria tokio nuotykio jausmą, kaip visada visose alchemijose, nes tai nebe pirmas mano projektas tokiu pavadinimu, tik tai turinys bus kardinaliai kitas. 21 dieną aš jums uždaroj grupiai transliuosiu 10, 15, 20 maksimum, nedaugiau tikrai video, tiksliau live transliacijas, kuriuose perduosiu tą informaciją, kuri tekės jau susibūrus šitame projekte. Ir mes visos kartu kursim tą erdvę, kuriame dominuos lengvumas. Jeigu jūs paklausysit tą video, kokį norėsit metu, nebūtinai tuo metu, kad aš transliuosiu, bet dažniausiai aš tai darau pirmoji dienos pusėje. Ir tai bus ne tik įkvėpimas, tai bus žinutė, tai bus tiesiog priminimas, į ką atkreipdėmėsi. Ir todėl mes per 21 dieną, turbūt nėra jums prasmės sakyti, kodėl 21 dieną, todėl kad reikia minimum 21 dienos, kad mūsų neuroninės jungtys persirašytų. Ir dabar gal net ir 7 dienų užtektų, nežinau, bet aš vis dėlto nerizikuosiu. Aš noriu, kad jūs pasiimtumėt įgūdį reaguoti kitaip. Ir ne tik, kad reaguoti kitaip, bet tiesiog kurti ateitį kitaip. Nes vien nereaguoti taip instinktyviai jau nebepakanka. Ir mums reikia išmokti sukurti tokį realybės modelį, kokiame mes norim gyventi. Ir būtent tam bus skirta saviprogramavimo praktika. Jis atliekama raštu, galėsit ryte, galėsit vakare. Iš tikrųjų neužtruks tai labai ilgai, tik tai gal ilgokai pasakojame apie visą tai. Na ir turėsime vieną rašymo čenelingą grupinį. Tai reiškia, kad mes pakilsime daug aukščiau debesų. Ir gausime tas vibracijas, kurios iš tikrųjų yra dabar labai visiems reikalingos. Tai va, tai aš plius minus papasakau, beje, rytoj vakare bus nemokamas webinaras. Palaukit, tuoj pasakysiu, užmiršau tikslų pavadinimą. Mano nemokamas webinaras vadinasi, kaip susitvarkyti su mintimis ir emocijomis. Iš ciklo, o ką daryti, jeigu žvaigždės nepalankios. Na, čia kaip su humoru parašiau, čia ne apie žvaigždės bus, bet apie tai, kad jeigu situacijos nepalankios, kaip mums tvarkytis, kad mums būtų palanku. Tai va, tai aš kalbėsiu, perduosiu vėl bazinės žinias. Jos visiškai nemokamos. Ir aš duosiu netgi kokias praktikas galima daryti. Tik jūs darykit. Bet iš patirties žinau vieną dalyką. Kada pradedi tai ir nėra to susiformavusio stuburo vienam sunku. Aš jokių būdų neskatinu žmonių prisirišti prie manęs arba eiti ten į kursą arba dar kažką. Aš tiesiog noriu, kad jums gerai būtų. Ir tai mano yra pats didžiausias noras. Atiduoti tai, ką aš žinau, kas mano praktikoje patikrinta, kad ir jums būtų gerai. Tai šiandien tiek. Linkiu jums ramaus, paprasto, lengvo, jaukaus, šilto vakaro, artimų žmonių būry, aplinkoj arba su savimi. Tai tiek, iki.